Sveiki, mėly Extra FM klausytojai. Eteryje laida Pilietinis atsparumas. Ir šiandien mūsų laidoje aš, Samata Savo Pedro. Aš, kadetas Tajus Rinkevičius. Ir mūsų svečias Rita Malinauskienė, Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė. Sveiki. Tai pradėkime nuo pirmojo klausimo. Papasakokite apie savo darbo vietą ir pareigas. Ką darote kasdieninėje savo veikloje? Ką darau savo kasdieninėje veikloje? Turbūt mano kasdieninė veikla, jinai kiekvieną dieną yra kitokia ir rutininio darbo nėra. Aš turbūt kiekvieną dieną atėjus į darbą sužinau kokią nors naujieną, ką reikės veikti. Net ir šiandienos jūsų vizitas man buvo iš anksto nežinomas. Aš tiesiog ryte atsidariau savo elektroninį paštą ir radau, kad taip, jūs atvykstate, nors buvome tarėsi, bet nebuvo konkretaus laiko. Taip, kad kiekvieną kartą vis kažkokios kitos naujienos, kiti iššūkiai, tai priklauso ir nuo telefono skambučių, nuo netikėtų svečių, kurie atvyksta į muziejų apsilankyti, įvairiausios situacijos, kurios tikrai nebūna tokios pramatytos iš anksto. Ir turbūt jeigu tai būna labai rami diena, jeigu niekas neįvyksta ir niekas neatvyksta. Nes muziejus mūsų atviras visuomenėje, atviras lankytojams ir įvairiausių svečių tenka sutikti. O tokia normali darbo diena, tai tiesiog turbūt tą, ką galima pamatyti internete, kada rašomas vadovo darbotvarkė, darbas su dokumentais. Tai yra kasdienybė, ne dalykai, o visa kita tai yra dalyvavimas renginiuose, bendravimas su žmonėmis. O kaip pasirinkote savo karjerą? Karjeros aš nesirinkau, turbūt gyvenime taip išėjo, kad aš užaugau šitame muziejuje nuo pat pradžios. Jau tais metais bus 30 metų, kai aš dirbu muziejuje. Tai muziejus mane užaugino pats. Aš pradėjau nuo restauratoriaus darbo muziejuje, pradėjau tvarkyti archeologiją, meno vertybės paveikslus, molbertinę tapybą. Kiekvieną kartą užduotis didėjo, sunkėjo, atsirado projektinių užduočių, vadovai pastebėjo mano lyderystės savybės ir turbūt vadovų dėka užaugau. Per tam tikrą laiką, per 30 metų, per 25 pavyko pasiekti etapais, keičiant pozicijas, užaugti iki vadovo. Taip, negalėčiau sakyti, kad aš ją pasirinkau karjerą, turbūt tiesiog visas mano buvimas muziejuje ir darbas muziejuje buvo vedimas link šitos pozicijos, kurią dabar esu. Turbūt kiekvienas atėjęs ar į mokyklą jūs irgi galvojate, ką aš daryčiau, jeigu būčiau mokyklos direktorius, ką aš daryčiau kitaip. Būna tokių minčių? Kartais būna. Tai pasidėkit šitas mintis, gal jums prireiks, gal kada nors tapsit mokyklos direktoriais ir tada galėsite šitas savo idėjas įgyvendinti. Tai trumpai pasakius, jūs pati neišsirinkot savo karjeros, o karjerą jūs išsirinkot. Turbūt taip. O kokie pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi jūsų darbe? Pirmiausia, atsakomybės jausmas, nebijoti prisiimti atsakomybę už tai, ką darai. Tai turbūt ryžtas ir drąsa, nes priimam kartais visiškai atrodo neįgyvendinamą dalykų, kuriuos mes sprendžiam, kad padarysim ir juos padarom. Tada tas apima didelis pergalės ir euforijos jausmas, kad vis dėlto pavyko, nors visi sakė, kad nepavyks. Tai mūsų darbe reikalinga žingeidumas, noras daugiau žinoti, padaryti, įsiklausyti į aplinką, ko nori aplinka, atliepti visuomenės poreikius. Tai turbūt yra kelias į sėkmę. Girdėti, ko nori aplinka ir kas reikalingiausia. Kokius įgūdžius reiktų lavinti jaunimui, kurie pasirinktų muziejininko kelią? Muziejininko kelią tai irgi turbūt atsakomybė, gerai žinojimas terminų, gebėti laikytis, vykdant įvairius projektus labai svarbu
žinoti, kad reikės pradėti ir laiku pabaigti. Tai turbūt raktas į sėkmę valdyti laiką. Būti žingeidžiam čia jau nebūtinai turbūt istorija, nes tai tik mūsų muziejus yra istorijos muziejus, yra visokiausių muziejų, yra gamtos muziejus, tai gamtininkams turbūt aktualu būti savo srities profesionalų, literatūros muziejaus darbuotojai būti savo srities profesionalų. Tai visą laiką gilintis į tai, ką darai, tenkinti savo smalsumą ir turbūt mylėti tai, ką darai. Nes tik tais tada, kai darai, kas tau patinka, tada ir sekasi. Papasakokite mums, kaip atrodo jūsų tipinė darbo diena. Tipinė darbo diena. Ateini į darbą, atsirakini kabinetą ir tada, viskas sukrenta ant tavęs, visos naujienos, įvairūs susitikimai, parodų atidarymai, jų nebūna dažnai, bet būna dažnų susitikimų. Susitikimai su žmonėmis, kurie mūsų lankytojai, labai patinka išeiti dabartiniu metu, kada muziejus labai pilnas jaunimo ir vaikų, išeiti pabendrauti su jais, matyti, kaip jie išeina užsidegę euforijų, mojuodami kardais, įvairių problemų sprendimas. Nes mes tai irgi susidurėm su visokiais iššūkiais, kurias reikia priimti čia ir dabar ir labai greitai ir stengiamės įgyvendinti, nes besikeičianti politinė situacija kartais suponuoja mums ir savo planus pasikeisti. Taigi, pereikime prie mūsų kitos temos apie iššūkius ir jų įveikimą. Kokie didžiausiai iššūkiai, su kuriais susidūrėte savo darbe? Iššūkiai. Jeigu galvoti apie iššūkius, tai kiekviena diena turbūt yra iššūkis, bet yra tokių sudėtingų dalykų, kur kartais galvoji, kaip visą tai reikės įveikti ir tada gali pasikliauti tik tai savo komandą, žmonėmis, su kuriais dirbi. Tai turbūt, jeigu toks ankstyvesnis dar iki mano karjeros vienas iš laiptelių, tai buvo karinės technikos pervežimas iš Vilniaus į Kauno 6 fortą, tai jeigu lankėtės ten ir buvote, tai matėte, kiek ten yra karinės technikos, o parvežti reikėjo viską per mėnesį laiko. Ir per mėnesį laiko mes šitą padarėm, turėdami labai ribotą biudžetą, tačiau turėjom partnerius Lietuvos kariuomenę, turėjom atsargos karininkus, kurie labai gerai padėjo suvaldyti procesus, suskaičiuoti, paskaičiuoti, kaip tą nevažiuojančią techniką susikrauti, atsivežti, išsikrauti ir vėl važiuoti. Tai buvo darbas ir dieną, ir naktį, nes tankai važiavo naktim ir sulaukėm jos tik tais paryčiais, bet viso tai buvo sudėtingi procesai, kuriuos reikėjo suvaldyti ir jos pavyko suvaldyti. Kitas turbūt tai Ukrainos parodos Amžinai laisva Ukraina atsivežimas į Lietuvą. Tai buvo pirmoji paroda, kuri atvyko į Lietuvą prasidėjus karui. Ir reikėjo suvaldyti procesus, kad viską atsivežti laiku, sėkmingai. Karas dar buvo, Kijevas dar buvo apsiausti, mes viską darėme, kad eksponatai atvažiuotų į Kauną, kad jie nuskristų iš Kijevo į Ameriką, iš Amerikos pas mus, nes toks buvo maršrutas pagal sutartis taip sudėliotas. Ir tai irgi buvo gana tokie dideli iššūkiai mūsų jaunam kolektyvui pradėti tarptautinius projektus. Iššūkis buvo netgi karo išvakarėse pasakyti kolektyvui, kad reikia parengti parodą palaikančią Ukrainą, kad reikia sudėti eksponatus ir jau planai nebegalioja, reikia viską keisti, reikia daryti taip, kaip galima geriau, kad Ukraina jaustų palaikymą mūsų. Tai išvakarėse jau mūsų muziejuje buvo atidaryta paroda Kartu iki pergalės, kartu su Jono Omano atvežtais daiktais. Mes rodėme, kad mes palaikome Ukrainą, kad remiame. Dar turbūt tokio palaikymo akcijų nelabai vyko ir Europoje, o mes jau prisėmėm poziciją asmeniškai, kad mes padarysim viską, kad paremsime Ukrainą. Tai tokie iššūkiai, kurie sunkiausia yra įtikinti savo kolektyvą,
ką nors padaryti ir jį uždegti darbams. Tai yra sunkiausia. Kai jau jie dega, tada viskas gerokai paprasčiau. Tada jau pergalės trimitai. Šeštas klausimas, tariu. Ką tik atsakė. Kas jums padeda sėkmingai įveikti iššūkius? Kas padeda? Motyvacija. Pirmiausia, reikia žinoti, kodėl tu tą darai, vardan ko, tuo patikėti, tada surinkti komandą. Komandai turi būti žmonės su atitinkamam kompetencijom, kad jie savo visas stipriasias savybės galėtų parodyti ir tada viskas įvyksta. Taigi, pereikime prie kitos temos apie pilietinį atsparumą. Ką jums reiškia pats pilietinis atsparumas? Pilietinis atsparumas tai turbūt būti pilietišku žmogumi, būti atsakingu už tai, ką darai, suvokti, kad esi, jeigu mokinys, esi mokyklos dalis, jeigu muziejaus darbuotojas, esi muziejaus dalis, bet tuo pačiu esame ir miesto dalis, esame Lietuvos dalis. Ir netgi būdami šeimos nariais mes turime suvokti, kad esame tos pačios valstybės dalis, kad mes visi esame kaip koriukai sujungti į vieną korį, didelį, kurį reikia sunešti medų. Ir tuos darbus, kuriuos mes darome, mes turime padaryti taip, kad nebūtų gėda nei šeimai, nei mokyklai, nei miestui, nei valstybei. Kiekvienas darbas turi atliktas be priekaištų. Kiekvienas iš mūsų kariaujame savo fronte. Jūs mokykloje, mes muziejuje, parduotuvėje turbūt pardavėjai stengiasi atlikti geriausius pardavimus, daryti viską maksimaliai gerai, išnaudojant savo visą potencialą. Tai yra pilietiškumas suvokti, kad tai, ką aš darau, yra svarbiausia mano valstybei. O kokius pavyzdžius galite pateikti apie pilietinį atsparumą iš savo patirties? Tai turbūt ir būtų tai, kad svarbiausia galvoti tai, ką tu darai, kad atlikti turi geriausiai. Jeigu esi mama, tai galvoti, kad turi užauginti savo vaikus geriausiai, kurie bus tavo valstybės piliečiais ir patriotais. Jeigu esi darbuotojas, kur atlieki savo darbą, turi atlikti tai, kas yra svarbiausia. Svarbiausia galvoti tai, kad tu esi savo valstybės pilietis ir tai yra svarbiausia. Ko tuo metu reikia šaliai, ten tu turi būti. Jeigu reikės padavinėti šovinius, tu jas padavinėsi, jeigu reikės paduoti maistą, tu taip pat turėsi pasirūpinti maistu. Tu visą laiką turi būti atrama valstybei, jos neišduoti, galvoti, kad tai yra svarbu. Visos vertybės, kurios diegiamos, ar jūs turite mokykloje ne tik pilietinį, bet ir dorovinį ugdymą, religijos? Turim dorinį ugdymą, etiką, tikybą. Etika, tikyba. Ar lankote etiką ar tikybą? Tikyba. Tikyba. Ar bandėt pasikalbėti tarp savęs, kuo tai skiriasi? Programos? Ne, nekilo idėja. Tai pasikalbėkit ir pažiūrėkit, kuo tai skiriasi, nes ko gero, iš principo tai nėra didelio skirtumo, vis tiek tai kalbama apie vertybės. Apie dorą kalbama ir religiniai tikybos pamokoje ir turbūt pas jūs lygiai taip pat. Etiškas elgesys. O kas yra etiškas elgesys? Neskaudinti vienas kito, taip. Daryti gero kitiems. Tai vat visą tai irgi susiję su doros ir doro piliečio ugdymu. Kaip manote, koks yra švietimo sistemos ir visuomenės vaidmuo ugdant pilietinį atsparumą? Švietimo sistemos vaidmuo turbūt neužtenka turėti pilietiškumo pamokas, kuriuose mokytojas tik pakalbėtų, bet to nesilaikytų.
Jūs turbūt pastebit, kada mokytojas nelabai nuoširdus. Jaučiat šitą? Vaikai labiausiai jaučia šitą. Tai vat mokytojo turbūt elgesys turi būti toksai, kad jisai būtų pats tikėtų tuo, ką daro, ir tada jam pavyks ir vaikus įtikinti, kad reikia gyventi pagal tam tikras taisyklės. Tai šitas yra labai svarbu ir ko gero visos pilietiškos organizacijos, kurios yra skautai, šauliai vaikų, ateitininkai, jie ir duoda vaisių, kada viena kryptim žiūri bendraminčiai susirinkę. Jie tada bendrauja, jie žino dėl ko daro, kad palikti po savęs pasaulį geresnį negu tu jį radai. Tai vat, jeigu mokykloje jūs turite tokius asmenis, tokius mokytojus, kurie jums yra švyturiai ir šviečia, tai jūs esat laimingi, kad galite tikėti to, kas daroma mokykloje ir būti panašiais į tos mokytojus. Taigi, tarkime prie mūsų kitos temos apie pilietinio atsparumo skatinimą tarp jaunimo. Jūsų nuomonė, kaip galima skatinti pilietinį atsparumą tarp jaunimo? Pirmiausia, turbūt tai prasideda šeimoje. Jeigu šeimoje yra šitos vertybės grindžiamos, jeigu minimos šventės, valstybinės, domimas istorija, tai tuomet turbūt ir žinai, kad tavo šalis yra tau viena ir vienintelė, kad tu turi ją ginti. Bet kada iškils pavojus, jeigu tu nežinosi savo šaknų, jeigu šeimoje bus kalbama, kad nesvarbu, mes išvažiuosim, pasikeitus politiniai situacijai, turbūt ir vaikas netenka to tikėjimo. Labai svarbu turėti, kaip minėjau, priklausimą tam tikrom organizacijom, kuriuose labai aiškiai diegiamos vertybės, skautiškoj organizacijai Dievui, tėvynei ir artimui tarnauti. 3 pirštai, taip. Tai yra labai svarbu žinoti, kad tai yra aktualu. Pačios tikriausios vertybės. Ir turbūt mokykloje viskas eina toliau savo vaga, bet pirmiausia viskas prasideda nuo šeimos, nuo draugų. Kokiam rate esi, kaip sukiesi, toks ir tampi, nes ta aplinka gali padaryti tave labai pilietišką, jeigu tu būsi tokioje aplinkoje. Aš kartais juokauju, kad aš turbūt nebūčiau toks valstybės patriotas, jeigu dirbčiau kitam muziejui. Aš daugybės datų nežinočiau, daugybės detalių nežinočiau iki smulkmenų. Ir tik tais buvimas, dalyvavimas visokiuose renginiuose, šventėse tiesiog sąmoningai tave nukreipia būti tokiu žmogumis, kuris suvokia valstybės svarbą, reikšmę, tai, kad būti savo valstybės dorų piliečių yra labai svarbu. Tai linkiu jums rasti terpę, gyventi, augti ir bręsti, kuri būtų tokia, kad užaugintų jūs tokiais dorais piliečiais. Manau, jūsų mokykla šitą geba padaryti, taip? Tikrai, dėkojame už jūsų komentarą ir komplimentą. Ir galime pereiti prie mūsų paskutinės temos apie patarimus jaunimui dėl iniciatyvos ir savanorystės. Taigi, ką galėtumėt patarti jauniems žmonėms, kurie svarsto savanorišką veiklą, bet dar neryžta žengti pirmojo žingsnio? Nuo ko reikėtų jiems pradėti? O kas turėtų skatinti savanorystę? Kaip jūs galvojat? Kas turėtų, ar tik tai, kad gauti kokį tai parašą knygelėje savanoriškai veikla, ar turi išeiti iš vidaus šitas? Turi būti motyvacija. Motyvacija, taip. Tai tada klausimas yra kitas. Kas teikia džiaugsmą? Darbas su žmonėm ar darbas su daiktais? Su žmonėm. Bet būna žmonių, kurie nemėgsta bendrauti, kuriems galbūt yra svarbiau dirbti su daiktais, jisai visai gerai jaučiasi. Tai turbūt pirmiausia reikia pasigalvoti, su kuo aš noriu dirbti toj savanoriškoje veikloje. Ar aš norėčiau galbūt
rūšiuoti produktus, surinktus maisto banke, daryti kažkokias veiklas, tokias labdarinės akcijas, dalyvauti, surinkinėti, galų gale pagalba Ukrainai pinti tinklus, padėti sutvarkyti daiktus kažkokius, tai tada tu būsi laimingas, kad tu padedi žmonėm, bet nebendraudamas su žmonėm, o darydamas darbus su daiktais. Kitas, jeigu tu nori daryti darbą su žmonėm, tau aktualu, tai yra Karito, Raudono kryžiaus organizacijos, kur tu gali bendrauti su žmonėm, su ligoniais. Ir tada tas sukelia tą pasitenkinimo jausmą, kad tu bendrauji su žmonėmis ir tu jį gauni. Kitas dalykas, kiek tau to reikia, ar tu tikrai nori tą savanorišką veiklą vykdyti. Jeigu tu jos nenori vykdyti, o tau tiesiog yra kaip prievolė, kad gauti įrašą už socialinį darbą, tai tada yra didesnė problema. Bet manau, kad jaunas žmogus visada turi šitą poreikį daryti pasaulį geresnį ir jisai nori kažką daryti. Tiesiog reikia apsispręsti, kurioje vietoje aš galiu save rasti. Tai reikia pirmiausia atsiskleisti save ir pasižiūrėti, kas aš toks esu, ar noriu dirbti su daiktais, ar noriu dirbti su žmonėmis. Ir per kurią tada, į kurią kryptį pasisukti, nes jeigu nesilinkęs bendrauti su žmonėmis, tai tada ir nereikėtų eiti ten, kur reikia bendrauti su žmonėm. Tada jau rinktis tą kelią, kuris yra, tu visada galėsi rasti save, kur padėti ir būti laimingas darydamas pasaulį geresnį, tik tais tiesiog per kitą pusę, per kitų kampų. Kaip jūs pati esate dalyvavusi savanoriškoje veikloje ir kokios buvo jūsų patirtys bei įspūdžiai? Mano laikais turbūt savanoriškų veiklų nebuvo. Aš jau esu tas vaikas, kuris sulaukė nepriklausomybės būdamas 15 metų. Tai tiesiog viskas buvo kiek kitaip. Jau mūsų laikais, kai buvai jaunas, tuo metu savanoriškų veiklų labai daug nebuvo. Buvo pionieriška veikla, kurią reikėjo vykdyti. Tai nebuvo savanoriškos veiklos jokių būdų. Bet tuo tarpu savanorystę galima grįsti per, kaip minėjau, religinę prizmę, ar žinai 7 gerus darbus kūnui ir sielai. Mokytis. Tikybos pamokose 7 darbai kūnui ir 7 naudingi darbai sielai. Tai ištroškusi pagirdyti, išalpusi pamaitinti, nuogą aprengti, lankyti ligonius ir visa, kurie darbai yra kūnai ir kurie yra darbai sielai. Tai nuliūdusi paguosti ir taip toliau. Tai visą šitą galima daryti nebūtinai galvojant, kad tu esi savanoris. Tiesiog matyti, kurioje vietoje tavo pagalba gali būti reikalinga ir galbūt jinai bus labai svarbi. Tai nebūtinai reikia kažkur įsirašyti į kažkokias savanoriškas veiklas, bet tiesiog visą laiką jausti, kad tu esi žmogus, kuris gali galbūt kažkam padėti sunkioje situacijoje. Tai turbūt ta savanorystė per tokį kampą gali būti. Tiek jaunam žmogui dabar, tiek mano laikais, kada nebuvo tokių savanoriškų veiklų, kur galėjai pasisakyti, kad aš esu savanoris ir dirbi. Bet tiesiog geri darbai padaromi ir tai yra irgi savanoriška tavo veikla ir asmenybės brandumas. Tai yra žmogus bręsta ir iš tokių gerų darbų. Iš pastabumo, matydamas kitą ir kur gali save padėti. O koks yra jūsų mėgstamiausias laisvalaikio užsiėmimas? Būtų gerai, kad aš to laisvalaikio turėčiau daugiau, tai gal ir užsiėmimų turėčiau. Tai dabar tas, kas lieka, tai ačiū Dievui yra šiltasis metų laikas, kada galima išeiti į gamtą ir pasivaikščioti gamtoj. Tai turbūt tiek to laisvalaikio ir lieka, kad jeigu lieka porą valandų po darbo visų užsiėmimų ir renginių, išeiti į gamtą ir pabūti ir perkratyti smegenis, tai yra labai gerai. O laisvalaikio tokio, kaip po tokio, kurio turėtum labai daug, tai nėra. Visada yra atostogos, bet tuomet irgi stengiasi išvykti į kažkokius tai žygius, kažką pamatyti kalnus. Nes bendravimas turbūt su žmonėm atima irgi labai daug energijos, tada labai reikia pasisemti viso to iš gamtos, pabūti, nurimti, permastyti viską. Tai yra labai svarbu.
O kokia yra jūsų paskutinė skaityta knyga? Tai čia kaip ir su laisvalaikiu. Turbūt visos pilnai knygos perskaičiau tai turbūt balandžio mėnesį. Bet tai irgi yra iš profesinės ryties. Tai yra pasirinkta knygų serija apie nepriklausomybės akto signatarus, jų biografijos, nes tai skaityti, kaip žmonės transformavosi, kaip jie keitėsi, kokius jie darbus atliko iki tampat signatarais ir ką jie veikė paskui. Tai va ta įdomioji istorijos dalis, kuri dabar susijusi su šiuolaikinė istorija, jinai va įdomi žmogaus transformacijos ir matymo, ką jisai naudingo padarė Lietuvai, tai yra įdomu. Tai susijęs su mano darbu. O knygų skaitimui turbūt laiko nuodugniam ir su pasimėgavimu tokio laiko nebelabai turiu. Dėkojame gerbiamai Ritai Malinauskienei už pokalbį. Su jumis buvo laida Pilietinis atsparumas ir mes, Samanta Savo Pedro. Ir aš Tajus Rinkevičius. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.